Sveikinu visus arti ir toli. Prasideda mūsų susitelkimo momentas, kur turim galimybę sugrįžti į save, pabūti su mieliausiu, brangiausiu asmeniu Jėzumi ir tą asmenį mūsų labiau pažinti padės mūsų rekolekcijų vedėjas. Porą žodžių apie save ir prašysim pratęsti bendrystę ir pokalbį. Tai sveiki visi ir visos, visų, kuriuos jau pažinojau, pažįstu, arba dar ir kitus normalius žmonės, kurie atėjo čia. Tai ką aš pats esu toks Algis Gudaitis, pasirašyta Algimantas, tai kartais mane ir taip vadina. Esu jau buvęs pas jūs Lemonte, tai rausi, ką jūs ten gero padarėt bažnyčioj. Na va, šiuo metu esu Rygoje, Latvijoje. Čia mes turim tokį Jėzutai namą. Iš jo ir kalbėsiu, tiksliau iš kambario savo. Na va, o ką apie viešpatį tą Jėzų ir kas ateis į galvą, žinot, mūsų toks buvo tėvas Anicetas Tamošaitis, sakydavo, nu ką dar ten gali pasakyti žmonėms iš to dvasinio gyvenimo, jau pasaulyje viskas yra pasakyta. Nu, nebent iš kokio kito kampo ištraukė tą pačią mintį, pateikė, žiūrėk, jau kas nors išeina. Nu, kad būtų ne vien tik čia mano kokie samprotavimai, paprasysim šventosios dvasios, kad nemiegotų. Tai aš tokia turiu maldą, paskaitysiu dabar ir jau mes pradedam dabar rekolekcijas, gavėnios. Ateik šventoji dvasia, pašventink mus, pripildyk mūsų širdis degančio ilgėjimosi, kelio tiesos ir pilnutinio gyvenimo. Uždek mumise savo ugnį, kad mes nuo jos patys taptume žibintais, kurie apšviečia, sušildo ir paguodžia. Leisk mūsų nerangiems liežuviams surasti žodžius, kurie kalbėtų apie tavo meilę ir grožį. Sukurk mus naujai, kad būtume meilės žmonėmis. Tavo šventaisiais, matomais Dievo žodžiais, tada mes atnaujinsime žemės veidą ir visa bus naujai sukurta. Ateik šventoji dvasia, pašventink mus, stiprink mus, pasilik su mumis. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Na va, man čia sakė, kiek kalbėti, maždaug tą bandysiu laiką tilpti. Žinot, nežinau, ar teko jums girdėti apie 5 kunigo melus, nu tik vieną gal pasakysiu, kai pradeda sakyti, sako, kalbėsiu trumpai. Nu, tai va čia toks pat pasakymas. Mes su jaunimu buvom čia Rygoje susitikę ir jų buvo klausimas, nu ką mums jauniems žmonėms ir aišku mums visiems vėl tą gavėnę ir vėl gavėnę, ką mes čia turėtum su tą gavėnę daryti. Ir žinot, man miegant atėjo toks žodis atsiminti. Gavėnė labai padeda tą atsiminti, ką dėl manęs yra padaręs Kristus. Nes mes keliaujam ir staiga, nu ta jo pagrindinė auka dėl mūsų iš meilės mums įvykusi, viskas žinoma, kartojam, bet atsiminti, kas įvyko. Kad nebūt kaip vienam Lietuvos kaime, sako, didįjį penktadienį keliauja žmonės į bažnyčią, o ten vienas kaimynas ruošia laukus pavasariui ir jam sako, neisi į bažnyčią, šiandien Kristus mirties diena. Jisai sako, nepažinojo, turbūt geras žmogus buvo. Nu tai va, tai atsiminti tą Kristų, kas iš tikrųjų buvo mūsų gyvenime. Gavėne mums visuomet yra pasiūloma ką nors pasižadėti. Aš nežinau, ar jūs ką nors pasižadėjot per gavėnę, nes jau baigėsi, bet dar yra laiko, va, dar 1,5 savaitės. Aš vis pasižadėdavau, bet dabar mažiau pasižadu, nes kai neįvykdai, tai pradeda save kaltinti, jau reikia eiti iš pažinties, pasižadėjau, nepadariau. Bet man viena mintis yra užstrigusi gavėnios metu, visas, kas įvyks, priimti labai atvirai.
Ir labai dažnai, kaip ir kitais, aišku, laikotarpiais, tikrai įvyksta ir sunkumų, dar kokia pagauna liga, dar koks nors artimas žmogus pavasarį dažniau iškeliauja. Ir štai tą priimti savo širdyje ramiai tikrai yra didelė gavėnia. Ir šalia to, kad mes bandom pasninkauti, daugiau melstis, ten eiti į mišias per dieną 2 kartus ar panašiai, bet priimti, kas gavėnio įvyks. Ir tai yra kartu ir pamoka mūsų gyvenimui, kad ir gyvenime mokausi, kas beįvyks, aš bandysiu ramiai priimti. Gavėnia ir Velykos tikrai įvyktų, jeigu aš nedalyvaučiau, ar tos pačios rekolekcijos, kurios dabar vyksta, jos įvyktų ir be manęs. Tai kodėl aš esu ir vėl iš jėzuitų, ne, čia turbūt iš kito vienuolyno, kur ten labai naujokai ateina ir ilgai turi melstis, koks tai kontempliatyvus vienuolynas, ir jie keldavosi anksti ryte, 5 ryto melstis, jisai klausdavo savo to vyresniojo, tai kodėl mes taip anksti keliamės, pamatytum, kad saulė tekį, sako. O sako, jeigu aš nebūsiu, saulė vis tiek patekės. Taip, bet tu nematysi, kaip saulė pateka. Tai štai dabar ir su tom rekolekcijom, kai sudalyvauju ir gavėnioje to esu ir ateina Velykos, dalyvauju, aš žinau vėl, kas tai yra su tuo pažodžiu. Pačiu žodžiu aš atsimenu, prisimenu. Dėl manęs Kristus yra padaręs didelių dalykų, dėl viso pasaulio, bet konkrečiai ir dėl manęs. Kažkas yra sakęs, kad ten Amerikoje, nežinau, kurioje valstybėje buvo išleistas t-shirt, tokia maikutė, ant jo buvo užrašyta: donoras atidavė už mane savo kraują. Kristus, kuris savo kraują dėl mano išganimo yra atidavęs. Tai štai tą prisimenu iš naujo ir tada žvelgiu, tai ką man reikia daryti? Kas nors sakytų, reikia keistis. Reikia keistis. Gerai, tai kurią čia pusę keisimės? Į gerą ir į blogą. Žinot, vėl iš rekolekcijų patirčių ateina vienas žmogus, sako, pasėmiau už sąsiuvinį, prieš 30 metų buvau rekolekcijose ir dabar važiuoju ir skaitau, ir kad viskas tas pats. Kai buvo man tos problemos, taip ir kaip čia dabar yra su tuo pasikeisti. Ir tas pasikeitimas, jis dažniausiai mus ir varo iš proto, nes aš nemanau, kad aš tapsiu kažkokiu kitu asmeniu. Aš išliksiu, žinot, Algis Gudaitis, jėzuitas, kunigas, bet kas mane galėtų keistis, mano požiūris į save, į Dievą ir į kitą žmogų. Nes aš, kai savęs nenoriu priimti, tai, kaip sakau, su tuo kaltės jausmu vaikščioju tada. Ir čia kažkur aš turėjau tokią labai gražią Demelo, tokį gražų skaitinį, kuris skamba nesikeisk. Dabar aš nerandu, kai rasiu, perskaitysiu. Bet kur mes galėtume bandyti save priimti, kas mes iš tikrųjų esame tikri, tai kokia jau mūsų yra sutartis su Dievu sudaryta. Ir čia, man atrodo, pirmas turbūt reikėtų paminėti, aš esu žmogus Dievo sukurtas. Tai Dievas, kai mane sukūrė kaip žmogų, žinoma, mano tėvai buvo, bet tai yra sutartis, leido man gyventi. Ir čia dabar reikia būti tuo tikru žmogumi, tokiu, kuriuo Dievas norėtų mane matyti. Ir jeigu čia įdėčiau tą žodį susitarimas, sandora, Dievas mane sukūrė, kūrėjas, aš žmogus, kuris bandau irgi Dievo tą sandorą laikytis. Žmogus iš didžiosios raidės, tokį, kokį mane Dievas sukūrė. Kitas susitarimas yra įvykęs su viešpačiu, manau, krikščionis. Ir va čia jau mes randam Kristaus asmenį,
kažkada buvom pakrikštyti, turbūt dažniausiai mes buvom krikštijami maži būdami, kai buvom vaikais, nelabai prisimenam, nebent kas jūs pakrikštytas suaugęs, bet tapau krikščionimi kita sandora. Viešpats Kristaus vardu, esu paženklintas, Kristus laikosi savo sutarties, jau jis už mane gyvybę atidavė, kaip aš, kaip krikščionis, toliau keliauju su viešpačiu. Kitą pasirašiau tokį mano pašaukimas. Nežinau, kiek jūs atradę savo pašaukimą, aš dar ieškau, tokį jau susiradęs, man taip normaliai lyg tai sekasi, bet kažkada pasakiau taip, gyvensiu, irgi sakau, būsiu kunigu jėzuitu. Ir tas mano pašaukimas yra susitarimas, Dievas davė malonę, aš toj malonėje gyvenu, kiek aš iš savo pusės bandau būti pagal tą Dievo malonę kunigu, vienuoliu arba kas šeimos narys, nežinau, kokį dar turėtų pašaukimą. Tai štai dar viena. Ir žinoma, aš pasirašęs buvau, bet gal čia yra kitų tautų žmonių klausosi, kažkaip su lietuviu padarė viešpats sutartį, kažkodėl leido gimti šioje žemėje arba kalbėti kalbą, gal jūs ten sėdite kas nors ne Lietuvoje gimęs, bet šiandien klausot lietuviškai, tai nelabai įsiginsit savo lietuvybės. Tai manau, kad vis tiek norėjo viešpats mane matyti lietuvį. Ne kur Marse gimti, nežinau, kur nors Afrikoje, būčiau truputį tamsesnis, bet lietuvis ir čia vėl saugoti savo kalbą, saugoti savo istoriją, žinot, žmonės jūsų tėveliai ir gal kas nors turėjot pasitraukti ir dėl tos Lietuvos daug maldų sukalbėta. Štai vėl dar vienas susitarimas. Vienas eik manęs paklausė, tik neatsimenu, ar Amerikoje, ar kitoj kokioje šalyje, tai kuris čia susitarimas yra svarbiausias su ta sandora? Ar lietuvio, ar mano pašaukimo, krikščionio žmogaus? Ir žinot, tikrai nemanau, kad mums reikia statyti į pirmą vietą, bet aš iš savo patirties žinau, kad daugiau pažinojau save pradžioje, kai buvau vaikas, ta visi plaukai buvo ant galvos, kaip lietuvį. Ir tada lietuvių tauta okupuota, reikia dėl jos kovoti, net ir kunigu norėjau būti, kad Lietuvoje ką nors gero padaryti, drąsiai kalbėti pamoksluose, kad mane į kalėjimą pasodytų ir aš dėl Lietuvos kentėsiu. Tai gal ir gražu, bet kai aš atsimenu, mūsų po kunigystės siuntė mūsų provincijolas, tuo metu buvo Jonas Boruta, į kitas šalis, man teko į Bostoną važiuoti, gal ir pažįstu tokį Bostoną Amerikoje, ir aš pamačiau tiek daug žmonių, ir man tas lietuviškumas išliko, bet žmogiškumas, žmogaus pašaukimas, ir kažkodėl man atrodo, tai čia mano nuomonė, jis yra vienas turbūt iš pirmųjų, kuriame mes galim priimti visus žmonės, kokie jie yra. Ir krikščionybė, ir aš esu krikščionis, taip pat svarbu, nes Kristus už visus miręs, bet aš kaip žmogus priimu ir kitos tikėjimų žmogų. Tai čia tik toks trumpas užsiminimas ir vienas bus klausimas pačioj pabaigoj, galėsim užsirašyti, bet taigi mes atsimenam, kad Kristus yra dėl manęs daug ką padaręs ir galimybė man dabar rekolekcijų metu pasižiūrėti į tą mano susitarimą, kur aš esu, iš naujo norėčiau pasakyti, taip viešpatie, aš toliau keliauju. Dabar mes turbūt eisime prie Kristaus asmens, nes žmogiškumas, apie kurį dabar čia užsiminėm, nėra vien tik žmogiška. Ir čia jau aš esu paėmęs Ignaco Lojolos, jis bye pas viešpatį jau, bet jis yra pasakęs, nėra gyvenime vien tik žmogiška. Kas yra žmogiška, kartu yra ir dieviška. Ir kodėl? Bandykime ieškoti atsakymo.
nes sako, kad Kristus gyvena kiekviename žmoguje. Tai jeigu mano žmogiškas tas susitarimas ir tai, ką aš darau, yra tikrai į tą pusę link pozityvumo, link gerumo, tuo pačiu manyje veikia ir Kristus. Jis yra manyje ir manyje kiti jį atpažįsta. Kai mokiausi Bostone, girdėjau tokį gražų pasakojimą apie studentą ir profesorių. Jie dažnai kalbėdavosi įvairiomis tikėjimo temomis, net ir kartais po paskaitų išeidavo. Vieną kartą jie nuėjo į kavinę kartu kavos išgerti, bekalbant studentas sako, profesoriui, truputį patylėkim dabar, tyloje pabūkim. Nežinau, kiek laiko jie buvo tyloje ir tas studentas sako, man atrodo, kad Kristus esantis manyje atpažino Kristų esantį tavyje. Tikrai yra gili mintis, nes tada žmogus su žmogumi tampa tikras artimas, draugas, bičiulis, keliauja kartu ir vienas kitam padeda. Na tai jeigu Kristus mumise gyvena, tai kas tas yra Jėzaus asmuo, kodėl žmonės prie jo taip eina? Ir čia man sykiai vėl teko, nemiegojau, tai padariau mąstymą. Retai tą darau, bet kai reikia padarau. Ir žinot, galvoju, kada tas Jėzus, kodėl žmonės prie to Jėzaus taip eina, kas traukia. Nu ir prisimindamas šventų rašto skaitinius, pirmiausia tikriausiai, kai ateina Kalėdos, nu, visus traukia tas kūdikėlis Jėzus, ar ne? Jisai kažkaip smagus yra sveikinti kitus Jėzaus gimtadienio progą, tai kaip kūdikis. Ir šitoj vietoj yra turbūt mūsų viso gyvenimo užduotis Jėzų kūdikį savyje užauginti. Užauginti kaip paauglį, kaip saugusį žmogų, kaip tą, kuris yra pasiruošęs net savo gyvybę už kitus atiduoti. Tai kai jaučiu, koks manyje yra Kristus, galėčiau klausti, kiek jis manyje yra užaugęs, koks yra ryšys man su juo. Na žinoma, mes einame prie Kristaus kaip mokytojo. Ir labai dažnai ieškome atsakymų ar Evangeliją skaitydami šventą raštą. Ir aš atsimenu irgi vienose rekolekcijose su jėzuitų naujokais. Mes Druskininkuose turim tokį namelį, dabar jau naujai pasistatymą, atvažiuosit, galėsit aplankyti. Tai ten besimeldžiant su naujokais, žinau, kad vienas naujokas labai jam nesisekė. Tas rekolekcijas jis jau pradėjo galvoti apie savo pašaukimą, kaip čia jam. Nu, tai aš jau puoliau į Jėzaus rankas, šventoji dvasia, ką aš dabar turėčiau jam pasakyti, ką aš turėčiau padaryti. Nuėjau į koplyčią, atsiverčiau šventą raštą ir žinot, kas ten buvo parašyta. Ir žodžiai, dabar aš tiesiai kalbėsiu iš širdies į širdį, ne per kitus tarpininkus. Supratau, užsičiaupk, kunige, nieko nesakyk, aš padarysiu tvarką. Tas jaunuolis po dienos taip nėrė į rekolekcijas, kad kiek žinau, dar ir dabar kunigauja. Nesakysiu vardo pavardės, nes dar atspėsit. Bet mes kaip mokytojo Kristaus klausiam, ką daryti. Žinoma, labai patinka Jėzus stebukladarys. Nežinau, ar jums teko jau kokį stebuklą patirti, jau ką nors matėte, nežinau, jums padaugino duoną ar dar ką nors ten padarė, bet žmonės eina prie jo kaip stebukladario, tik turbūt mes stebuklas kartais suprantame kaip kokį labai tokį nustebinantį dalyką, bet aš manau, kai mes suprantame ką nors, aiškiai ženklą Dievo, tai ir yra stebuklas. Kol nesuprantu, man kažkaip uždaryta mano supratimas. Ir tas supratimas duoda tokį stiprų padėkos jausmą. Žinot, aš iš savo patirties vėl prisiminsiu, kai kas jau žinote, užaugom mes 6 vaikai,
mūsų šeimoje, Prienų rajone, Skersabalio kaime. 5 vaikinai, viena sesutė užaugo, dabar jau 3 pas viešpatį iškeliavę, taip jau įvyko, jaunesni iškeliavo. Ir aš atsimenu, mano sesuo, jos vardas Marytė, jinai iškeliavo būdama 48 metų. Aš meldžiausi viešpaties, nes ir kiti sakė, taigi esat 2 kunigai, dar aš nepasakiau, turi 2 kunigą. Taigi sako, melskit Dievą, bombarduokit dangų ir išklausys jūsų maldas. Ta vakarą buvo birželio 28 diena, aš buvau Lojoloje, Ispanijoje, kur Ignacas Lojola buvo išgydytas birželio 28 dieną iš savo ligos. Tai aš meldžiausi, kad ir mano seserį išgydytų, o paskambino iš namų, kad sesė jau amžinybėje. Ir žinot, koks man ženklas buvo, kad viešpats vienus išgydo šiam pasauliui, kaip Ignacą Lojolą, kad įsteigtų kokius nors jėzuitus, o kitus išgydo amžinybei. Ir man davė tokią ramybę, kodėl žmogus turėtų kentėti, vis laukti, gal pagysi, gal ne. Ir tai yra žinia, kurią aš galiu pavadinti ženklas, stebuklas, kad Dievas leido tai suprasti. Dar aš norėjau, atsimenu, užlipti į kalną, ten šalia to Ignaco Lojolos pilies yra didelis kalnas, nes sesuo labai norėjo dar kokį kalną aplankyti, bet belipant galvojant, nugi dabar mano sesuo dar aukščiau ten danguje, jau tikras stebuklas. Na tai va, tai mes einam prie to Jėzaus kaip stebukladarių. Einame kaip prie Dievo, taip, Jėzus yra Dievas, ir va šitoje vietoje aš galiu sau leisti pasakyti, kad kartais aš jo nesuprantu, nes Dievas yra Dievas. Girdėjau iš vieno vaiko iš mokykloje, visi klausė, tai kur tas Dievas, kodėl, kur jis yra, kaip jis atsirado. O jis sako, Dievas yra Dievas. Ir visas atsakymas. Tai žmonės eina prie jo kaip prie paslapties, prie Kristaus. Na, kur dar, žmogus, jau tą paminėjom, jeigu kiekviename jis gyvena, einame kaip prie žmogaus ir klausame, ar tau viešpatie Jėzau irgi pavyko tai išgyventi, ką aš dabar išgyvenu. Padėk ir man tai pereiti. Na, turbūt stipriausias vardas yra Jėzus draugas, bičiulis, draugystė su Jėzumi Kristumi. Na, va čia turbūt eisime kartu su tuo kūdikiu Jėzumi, kiek jau aš susidraugavau su Kristumi Jėzumi. Aš prisimenu pirmą kartą tokį jausmą Jėzaus artumo patyriau, būdamas Vilniuje Petro Povilo bažnyčioje. Kas nors turbūt esat buvę. Ten yra statula ir to statula Jėzaus, jie turi ilgus plaukus ir sako, kad tie plaukai net auga stebuklingai. Nežinau, jeigu tikrai eisiu prašyti, kad ir man paskolintų viešpats. Bet aš prisimenu akis tos statulos. Jos tiesiog žvelgia labai tokios išraiškingos. Jei kada būsite Petro Povilo bažnyčioje, nueikite, pažiūrėkit, kaip Jėzus žvelgia į jūs. Nuo tada, žinoma, ta draugystė toliau tęsiasi, bet tai yra labai stiprus traukos žodis - draugystė. Na ir turbūt pridėtum dar žodį pavyzdys. Jėzus yra pavyzdys. Man atrodo, jėzuitų generolas toks buvo Arupė. Arupė, jis yra tokią gražią maldą parašęs. Norėčiau taip gyventi, kad kiti matytų, sektų manimi taip, kaip aš seku Kristumi. Kad kiti manyje tikrai tą Kristų pamatytų. Na va. Tai kuris tas žodis labiausiai man dabar tinkamas, aš jį galiu savo prisiskirti. Va. Aš žinau, kaip krikščionis, tai jau esu paženklintas Kristaus ženklu. Žinau, tą kryžiaus ženklą mes nešiojamės ant kaklo, mašinoje kabinam. Aš dar labiau, žinot, jau mes jėzuitai, tai dar Jėzaus vardą pasiėmėm, tai aš
negaliu daryti kokių nors nesąmonių su tuo dalyku. Tai štai kaip yra su ta patirtimi, su ta Kristaus Dievo patirtimi, iš tikrųjų mes kiekvienas jau tą patirtį turime. Ypač tie, kurie esam šiek tiek gyvenimo patyrę, aš jau žinau, kad man yra virš 60, daugiau nesakysiu kiek, bet turime Dievo patirtį, kurios jau niekas negali atimti. Kokiais ten būdais bandytų ir turbūt čia sako, kad mes atsirandam kokiam nors kalėjime, žmonės atsiranda ir jų negali niekaip išmušti, nes patirtis Dievo yra nepanaikinama, jinai išlikusi. Lygiai taip pat kiekvienas iš mūsų turime ir piktojo nuodėmės patirtį, bet štai koks yra dalykas, kad tą patirtį mumise esantis Dievas Kristus nuodėmės patirtį bando vis naikinti, atleisti, iš naujo pradėti. Ir štai šitoje vietoje mes tampame stiprius. Net jeigu tas žodis yra nesikeisk, nesikeisk, tai žinai, tas man savęs priėmimas, toks koks aš esu, padeda man keliauti ramesniu. Na va, aš jau dabar radau tą maldą, aš ją paskaitysiu. Nesikeisk, čia iš Antoni de Melo. Daugelį metų aš buvau neurotikas. Mane kankino nerimas, buvau depresyvus ir egoistiškas. Visi kalbinėjo mane keistis. Aš piktinausi, bet sutikau su jais ir norėjau pasikeisti, tačiau tiesiog negalėjau, kad ir kaip stengiausi. Labiausiai mane žeidė tai, kad ir mano geriausias draugas, kaip ir kiti, nuolat man kartojo tą patį. Jaučiausi bejėgis ir užpestas į kampą. Ir štai vieną dieną mano draugas sako, nesikeisk, aš myliu tave tokį, koks esi. Tie žodžiai skambėjo man kaip muzika. Nesikeisk, nesikeisk, nesikeisk. Aš myliu tave tokį, koks esi. Aš atsipalaidavau, atgijau ir staiga pasikeičiau. Dabar aš žinau, kad negalėjau iš tiesų pasikeisti, kol nesuradau, kas mane mylėtų, nepaisydamas, pasikeisiu aš ar ne. Ar taip myli mane Dievas, klausia Antoni de Melo. Na va, taip, jau tik tai tą žodį keistis, mes šį kartą buvom paminėję, kad priėmimas savęs, koks aš esu, ir mylėjimas savęs, koks aš esu, man padeda keistis. Ir kartu su viešpačiu, tada aš keliauju pirmyn ir jis man padeda keistis. Kiekvienai dienai Dievas yra mums jau duoda tą malonę, kuri mums yra reikalinga. Ir žinot, turbūt jėzuitai jums šneka įvairiausių pavyzdžių. Aš vėl vieną prisiminiau pavyzdį, kur kartais mes užmirštam, kad Dievas ir šiai dienai, šiam laikotarpiui, yra man įskaičiavęs mano metams malonę, kurią aš gaunu iš viešpaties. Na ir tas pasakojimas yra apie laivą, kruizą, kur keliauja žmonės, turbūt jau keliauja esat. Tai, kas žino tą pasakojimą, truputį gali dabar numigti, o aš pasakosiu. Nu tai viena šeima keliavo tuo jau kruizu po vandenyną, buvo mama, tėtis ir keletas vaikų. Tėvai sakė, vaikai, nupirkom bilietus į laivą, bet jau ten daug ko neprašykit, mūsų pajamos nėra didelės, tiesiog džiaukitės laivu, vandenynu, kas yra duodama, suvalgykit. Na ir jie keliavo ir matydavo vaikai, kad vakarais žmonės susėda ir valgo ledus. Žinot, vaikam patinka ledai, nu kur tik vaikam, ir man patinka. Nu, bet jau jie neprašo tėvų, gal dabar išgyvensim be tų ledų. Ir taip jie 7 dienas keliavo. Paskutinį vakarą tėtis ir mama sako, nu, tie vaikai
labai turbūt nori, nupirkim dar tų ledų, paskutinis vakaras, jie nuėjo į kavinę, užsisakė ledų, ir jau tėtis klausė, kiek čia kainuos, o jam pardavėjas sako, nieko, viskas įskaičiuota į jūsų kelionę. Tai žinoma, aš nežinau, ta kelionė buvo, nebuvo, ta šeima keliavo, nekeliavo, bet iš tikrųjų mūsų dienai kiekvienas yra įskaičiuotas mano reikalinga, mano dvasiniam buvimui, augimui, keliauti. Tas pats yra ir su mūsų amžiumi. Buvau vaikas, man pakako tos malonės, kad kažkas rūpinosi manimi, augau, paauglystė ir, žinot, dabar, jeigu dar jau turim kažkas jau senatvę, tikrai viešpats yra paruošęs pakankamai malonės, įskaičiavęs, tik tai aš žinau pats iš savo patirties, nu man dar vis kažkaip daugiau kažko norėtųsi. Man visada, žinot, kyla klausimas, kai mes kalbamės su mano amžiaus žmonėmis, tai pradedam kalbėti, kaip ten buvo jaunystėje, kaip mes būdom, lakstom, ten ir taip ir taip. O kad aš dabar gyvenu, tai ko nesu patyręs anksčiau, tai yra irgi didelis džiaugsmas. Aš gyvenu. Ir dar aš galvoju dabar apie mano du brolius ir seserį, kurie jau amžinybėje, bet jau jie negali patirti mano metų, o aš dar galiu. Ir tai yra dovana, kurios aš nepatyręs. Ir kai sulauksiu 99 metų ir 3 mėnesių, dar bus smagiau, nes turbūt, aišku, atrodys, gal dantukai nelabai ten matysis, bet tai aš tą galiu patirti. Ir tai irgi yra džiaugsmas, tai yra dovana, nes ir tam laikotarpiui, kaip ir kiekvienam, viešpats yra davęs savo malonę. Na va, šitoje vietoje su tuo Kristumi keliaujame, bet turbūt, grįžkime prie to žodžio nesikeisk, man vėl prisimena seminariją, kai įstojau kunigų seminariją, žinot, aš galvojau, kad į kunigystę ateina žmonės, kurie yra šventi, jau jie tiesiog norės tarnauti, Dievas juos šaukia, jau kai vėjas pučia, tai jie truputį taip pakyla, skraido net tiesiog. Nu ir mes tais metais įstojom 1989 metais, mūsų kunigų seminariją priėmė 46 seminaristus. Buvo pirmas kartas, kai neklausė tų saugumo įgaliotinių visokių ir mus visus priėmė. Nugalvoju, štai 46 šventi vyrai pasiruošę būti lietuviais, krikščionimis čia ir panašiai. Pabuvom kokias 2 savaitės, ir aš matau kai kuriuos tuos klierikus ir klausiu, ką čia tikrai jis turi tą pašaukimą? Kažkaip tas vėjas jį nelabai nešioja. Žinoma, tikrai ne aš, bet kiti, taip kažkaip turbūt ar jie reikalingi, čia tai būtų seminarijai. Ir aš vėl tada supratau tą žodį, visi esame žmonės. Ir žinoma, aš labiau matau kitame, kai jisai suklydo, jisai tai padarė, aš tai žinoma jau turiu tą pašaukimą, tinkamas jau čia vos ne kasdien kalbuosiu su viešpačiu, bet šitoje vietoje vėl, jeigu esi žmogus ir esu savo pašaukime ir staiga mano tas pašaukimas lyg tai man sunkiau ir panašiai, ar aš priimu vėl save ribotą ir silpną ir vėl ar aš save priimu kaip žmogų. Na ką, aš turbūt dabar jūs paliksiu su 2 klausimais, nes aš jau nuo savo kalbos tai pradėsiu miegoti. Tie klausimai jums pagalvoti šiandien, kai, nežinau, jums dar rytas. Artūras sakė, kad kažkada jūs penktadienį bus galimybė susėsti ir truputį pagalvoti, pasidalinti iš tų rekolekcijų, ką mes čia girdėjome. Tai aš duosiu šiandien 2 klausimus, rytoj, jeigu sugalvosiu dar kokius 2, ir galėsi dalintis arba iš tų klausimų, arba ką nors tokio, kas jūs užkabino, gal jūs kokį sapną susapnuosit gražų, tuo pasidalinkite. Tai štai dabar tie 2 klausimai, jie nuskambės turbūt įraše,
ir ar kas nors girdėsit, kam nors užrašysite, tai labai paprasti. Vienas jų yra, kokia Dievo patirtis, kurios niekas negali atimti iš manęs. Kokia mano Dievo patirtis, kurios niekas negali jau atimti iš manęs. Tai, žinot, tikrai galit prisiminti, manau, ir galit vieni dalintis, tik sutarėm, kad kai dalinsitės, tai jums kokias duodu 3 minutes, ne visą gyvenimą pasakokit, kad ten Dievą matėt, bet 1-2 dalykus, kurie patyrėte Dievą ir tikrai jūs sakot, nu va čia yra mano širdyje. Tai vienas klausimas, o antras, kokią sandorą, susitarimą norėčiau atnaujinti. Girdėjome, lietuvis, krikščionis, žmogus, pašaukimas, kurį šitą mano susitarimą su viešpačiu norėčiau dabar atnaujinti. Gavėne iš naujo pasakyti tą žodį taip, viešpatie, toliau būsiu žmogus, ar toliau tame pašaukime gyvensiu, ar toliau tą lietuvybę platinsiu, kurią taip myliu, na va, ar toliau kaip krikščionis gyvensiu. Na štai turbūt būtų ir viskas. Dar likę 3 minutės, tai vėl čia suradau tokią kaip ir maldą, nežinau, kas ją parašė, tai įsivaizduokit, kad gal ir mano žodžiai, bet gal ir ne. Tai čia su tuo, kad Dievas kiekvienam duoda savo malonę ten, kur esame. Tai skamba ta malda taip. Esame ten, kur Dievas nori, kad būtume. Gimiau tam, kad būčiau ten, kur esu. Atėjau į pasaulį, kad daryčiau tai, ką darau. Jei taip nebūtų, Dievas mane būtų sukūręs kitokį, didesnį ar mažesnį. Dievas, kuris pažįsta viską, kas egzistuoja, nori, kad būčiau ten, kur jis mane paskyrė. Kartais žiūrėdamas į tai, ką darau, pagalvoju, kad būčiau galėjęs atlikti didesnių dalykų. Tačiau apmąstę suprantu, kad Dievas mane pasiuntė ten, kur norėjo, ir atlieku savo užduotį įsitikinęs, kad vykdau tai, ką Dievas man patikėjo. Dabar žinau, kad gimiau dėl to, kad vykdyčiau šią užduotį. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Skanių pusryčių, jeigu dar nevalgėt, aš eisiu valgyti skanių pavakarių, ta vakarienė toli pas mus. Ačiū, kad susirinkot, kad klausėt. Ačiū už pasidalinimus, prisišnekėjai, dabar mes tave išjungsim ir apie tave pašnekėsim. Iki rytojaus. Ačiū.